KTU studentų miestelėje pradėta grifų medžioklė. Taip vadinasi nuotaikingas komandinis fotografijų konkursas, kurio metu studentai turi galimybę pademonstruoti savo fantaziją bei gerai praleisti laiką. Šiandien vyksta grifų medžioklė, tai fotokonkursas, kurio metu reikia nufotkinti iš sąrašo kuo daugiau daiktų ir dalį jų reikia pateikti kuo įdomiau. Kodėl studentai turėtų dalyvauti šiame renginyje? Tai yra labai linksma, labai kūrybinga, galima parodyti tiesiog, ką tu sugebi ir kaip tu įsivaizduoji daiktus, kuriuos galbūt kiti mato kitaip. Žaidimo dalyviai per 4 valandas turi nufotografuoti kuo daugiau daiktų iš pateikto sąrašo ir pristatyti nuotrauką žaidimo organizatoriams. Ček nori suktukas, kibiras interneto, kebabas sako miau ar Kauno gatvė be duobių. Tai tik dalis objektų, kuriuos reikia įamžinti. Ar jau matėt sąrašą, kokios nuotraukos kelia daugiausiai nerimo? Barzdota moteris. Arba piktas vyras su sijonu. Jo, ten labai gerai. Kodėl nusprendė dalyvauti? Mes dalyvaujam kiekvienais metais ir šį kartą jau 5 tikriausiai dalyvausim. Ne, 4, bet 4. Daug, jau daug metų. Kokie įspūdžiai, kokie prisiminimai? Geri, dėl to vis grįžtam. Kiekvienoje nuotraukoje turi būti bent vienas komandos narys, o neradus tam tikrų daiktų skiriami papildomi balai už originalumą. Kol kas užsiregistravę nedaug komandų, bet kaip žinom iš praeitų metų patirties, kad užsiregistruoja vos kelios komandos, po to tiesiog per laiką prisijungia vis daugiau, nes pamato, kad yra, kad linksma ir prisijungia daugiau. Taigi mes to ir šiemet. Kodėl studentai turėtų dalyvauti šiame renginyje? Kaip? Nes reikia, kad jie būtų kūrybingi, nežinau, reikia, kad nesėdėtų namie ir nerašytų vien bakalaurinio, reikia, kad išeitų, nežinau. Nuotraukas vertins 5 atstovybės narių komisija. Įvertinimai InfoShow puslapyje bus viešinami ne vėliau kaip praėjus 4 dienoms nuo renginio dienos.